einam į krentantį rūką nakties, mūsų kojos į žolę sudyla. Ir nėra mūsų kūnui kitos išeities, kai liepsnojantis krūmas pakyla. Ir ne angelo balsas švelnus mus paguos, ir ne pranašas šauks mūsų sugrįžti. Purpuriniai saulėlydžiai kris ant galvos, kaip mirtis, už kurią pasiryžom. Mes išeisim įkvepinti rūką nakties ir žinosim, kad viskas jau baigta. Tarsi moterys vienas kitam ant peties, mes raudosim ir bus mums atleista. Mus paliks mylimoji ir buvę draugai, neištvėrę to skausmo beribio, kuriame mes paskendome šitaip lengvai. Mūšis baigtas, bet nebaigtas viskis, kuriame mes paskendome šitaip lengvai. Mūšis baigtas, bet nebaigtas viskis. Kaip jaučiamės? Kūkis daro surprizą! Kaip burokas? Teisingai, ar ne? Kaip savijautos? Gerai. Ne, gerai. Negerai? Parodysiu batus paskui. Puikiai. Filmuoju ir Fotografuoju, kaip jaučiamės. Super. Meluojat. Nusirašinėja. Sėdint po tokio žygio per pelkę, tai čia meditacija. O einant. Biški buvo sunku, Pavargį. Sausa, viskas nauja, blizga. Kaip jaučiamės? Nu, neįprastai, bet smagiai. Dar judinu. Mes išeisim į krentantį rūką nakties, jau nedrąsus kariai, o tik vyrai. Mes dainuosim ir gersim, ir Dievas tylės, kai už jį mes pakelsime stiklą. Mūsų rankos ne ginklą dabar glamonės, o nurimusią rudenio žolę. Vien tik jis sugebės neišduot paslapties apie vyrus, kurie pasiduoda. Vien tik jis sugebės neišduot paslapties apie vyrus, kurie pasiduoda. Mes išeinam į krentantį rūką nakties, mūsų kojas į žolę sudyla. Ir nėra mūsų kūnui kitos išeities, kai liepsnojantis krūmas pakyla. Ir nėra mūsų kūnui kitos išeities, kai liepsnojantis krūmas pakyla. Ir nėra mūsų kūnui kitos išeities, kai liepsnojantis krūmas pakyla. Ir nėra mūsų kūnui kitos išeities, kai liepsnojantis